nebeliks nieko, atims statis ir tai, kas pasilieka, kažkodėl man tikėt tavim sunku. Važiavom tikrinti sveikatos, dėl to vykom į Vilnių, kad jūsų komanda Rimanto Kaukėno pagelbėjo įsigyti mums skaitimų mokslui akinukus. Mūsų sveikatėlė šiuo metu yra pakankamai gera, nes kadangi gaunam tą reikalingą labai bjaurų vaistą, tobramiciną, kurį ilgą laiką buvo valdžia išėmus ir mes jo nesugebėjom niekas Lietuvoje gauti. Gydytojų ir asociacijos dėka pavyko gauti pakaitalą. Labai kovojom dabar dėl to labai brangaus vaisto ir labai laukiam kaip, nežinau, kaip naujo stebuklo kažkokio. Tiekėjai, kurie nenori tiekti šito vaisto į Lietuvą, nes vaikai per geros būklės. Jei mes negautumėm vaistų ir tinkamo gydymo ir to patikros, kas vos ne kas mėnesį, taip kas pusantro Vilniuje Santariškėse, tai mūsų būklė būtų staigiai drastiškai kristų ir mes atsidurtumėm reanimaciniai prie mūsų ligos cisinės fibrozės, dar kadangi išlindo ir papildoma ligelė diabetas pirmo tipo, tai šiek tiek tenka dažniau ir dėl diabeto tikrintis, žiūrėti, kaip eiga yra, nes ne viską galim daryti kaip diabetikai, nes reikia daug ką užmerkti akis ir žiūrėti dėl pagrindinės ligos. Ir su šita liga jau kaip ir beveik susigyvenom, dabar reikia susigyventi su papildomu džiaugsmu išlindusiu, išmokti draugiškai gyventi. Tik tai, kad sunkiausia yra tai, kad vaistai. Vaistų gavimas, laikas maistui, laikas vaistų susileidimui, su kvėpavimu. Jeigu negautumėm kvėpuojamo antibiotiko, tai be reanimacinės vargu ar išeitume. Didelis dėkui Vision Express komandai visai, kurie mums pagelbės susikoreguoti akinukus, stikliukus tolesniam naudojimui. Kur lūpos kalba, bet jų negirdi, kur užsimerkęs saulė regi, lietus nuplauna į žaizdą gilį. Toli.